Liebe Kolleginnen und Kollegen, junge zukünftige Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, heute hier in Vilnius auch sprechen zu können. Dass Grafik und Typografie am Bauhaus in Weimar und in Dessau ohne den Einfluss der russischen Konstruktivisten und vom Destyle nicht denkbar sind, dass vor allem der Einfluss von Lissitzky bestimmend war, ist hinlänglich bekannt. Auch die entsprechende Grafik und Typografie der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts betrachten, dass die Swiss Typography ohne Lissitzky und das Bauhaus nicht denkbar ist. Auch das ist von der typischen Bauhaustypografie bis zur ebenso typischen Swiss-Typografie. Ein sehr frühes Beispiel dieser Art findet sich im Sonderheft Schweiz des Archivs für Buchgewerbe und Gebrauchsgrafik Nummer 1112 1929. Es ist eine Basler Schülerarbeit, eine Einladungskarte, die für eine Ausstellung im Gewerbemuseum Basel entworfen und ausgeführt wurde. Ist die Karte ein Zufallsprodukt oder aber woher hatte der Setzerlehrling die Anregung? Seien hier nur ein Plakat aus diesem Jahr 1930 und der Umschlag seiner Publikation Typografische Entwurfstechnik von 1932 gezeigt. Die Arbeiten stehen der Šveico Typografie schon erstaunlich nahe. Das heißt, man könnte sie bereits als solche bezeichnen. 1933 ist Čichold als sogenannter Kulturbolschewist zur Emigration aus Deutschland gezwungen. In Basel, wo sich niederließ, entsteht 1935 für eine Ausstellung in Luzern dieser Katalogumschlag. Ähnlich gestaltet ein Jahr darauf Max Bill einen Umschlag für das Kunsthaus Zürich und wieder ein Jahr später, 1937, erscheint dieses Plakat von Čichold für eine Ausstellung in der Kunsttafel Basel. Die auf der rechten Seite der Fläche untereinander angeordneten Namen der ausgestellten Künstler erscheinen sozusagen ein typografischer Topos, zuerst bei Čichold 1930, nochmals bei ihm 1935, dann bei Bill für das Kunsthaus Zürich und dann wieder bei Čichold und darauf auf Katalogumschlägen von Max Bill für das Kunsthaus Zürich in den Jahren 1942, 1947 und 1950. Also von 1930 bis 1950 dieser Topos, der durchgeht. Während Čichold verschrieb sich nach seinen eigenen Worten ab ungefähr 1938, ich zitiere jetzt, ganz der Buchtypografie und setzte fortan fast alles, ja wirklich alles, Visą laiką jis rinkosi komponuoti pagal komponavimą pagal centrinę ašį. Ir šis pasakymas nėra visiškai tiesa. Bilas žinojo, kad Čicholdas pakeitė savo metodiką prieš kelis metus, todėl labai keistas jo atšiaurus tonas, kurį jis pasirinko po 3 metų, rašydamas straipsnį šveicariškam leidiniui. Ir toks jo tonas buvo kaip iš giedro dangaus. Taip pat amerikiečių dizaineriui Paului Randui skirtame laiške labai daug priešiškumo. Nes buvo paaiškėję, kad Čicholdas buvo pakviestas į Londoną
kad apipavidalintų Penguin knygas ir dirbtų kaip tipografas su kitais leidiniais. Dėl to laiške Bilas rašė, Čicholdas palieka Šveicariją, taigi atsikratysime to blogio, kurį patys savo užsidėjome ant kupros. Bilo darbai, kurie labai gerai matosi ant kai kurių viršelių, turėjo kažką žaismingo, dinamiško ir daugelyje jų slėpėsi simetrinė ašis. Vėliau ta simetrinė ašis išryškėjo jo plakatuose, ji nebebuvo slepiama. Bilas apipavidalino savo plakatus pats ir ten matosi centrinė ašis. Todėl labai keista, kad jis taip užsipuolė kitus dėl centrinės ašies. Tai abejotina. Bilo apipavidalinimo pavyzdžiai 5–6 dešimtmetyje būtų viršelis, žemėlapių rinkinio viršelis 1942 ir 1949 publikuoti. Štai čia centrinė ašis, matote, bet ji nėra tokia akivaizdi. Bet Bilui centrinė ašis visada buvo svarbi. Maždaug 1956 metais aš vėl dirbau Hoštetlerio biure ir pasirodė Walteris Fischas. Haas šrifto liejyklos Münchensteine prie Bazelio klientų konsultantas. Jis kalbėjo apie neserifinį šriftą Neue Haas Grotesk. Šitą šriftą jis labai išgyrė Hoštetleriui. Haas liejykla, kaip sakė Fischas, yra tiesiog priversta sukurti naują grotesk šriftą, nes nebegalima visko palikti Berthold Accidents Grotesk šriftui arba Univers šriftui. Žodį Univers tada išgirdau patį pirmą kartą. Ir Rudolfas Hoštetleris man išsamei paaiškino, kad būtent šitas Univers šriftas Haas liejyklai kelia labai daug rūpesčių, nes šito šrifto raidžių forma sukurta pagal naujus kriterijus. Šrifto šeimos programa turi 21 skirtingą storį, plotį ir tai prilygsta revoliucijai. To dar niekada nebuvo įvykę. Hoštetleris man parodė to šrifto, to naujojo šrifto nuotraukas. Knygoje Helvetica Forever nutylima, kad tai būtent buvo Univers šriftas, kuris privertė Haas liejyklą pradėti kurti Neue Haas Grotesk šriftą ir tai padaryti kiek įmanoma greičiau, nes Haas Grotesk, kuris buvo perimtas į Linotip programą, vėliau tapo Helvetica šriftu. Bet toje knygoje teisingai rašoma, kad Emilio Ruderio straipsnis apie Univers šriftą publikuotas 1957 metais. Frutigeris pradėjo tą šriftą kurti 1953 metais. Taigi, toje knygoje teisingai rašoma, kad Ruderio straipsnis pradėjo tylę kovą tarp Univers ir Helvetica šriftų antigonistų. Kaip jaunas apipavidalintojas tą ginčą suvokiau ne kaip tylę kovą, bet kaip būtinybę labai aiškiai pasirinkti poziciją. Ir mano atveju
buvo labai lengva apsispręsti. Frutigeris, Ruderis ir aš studijavome Ciuriche pas Walterį Kechą, kuris dėstė šriftų rašymą ir piešimą. Kechas buvo įtakingas mokytojas, kuris apie neserifinį šriftą sakė, kad geometrinės konstrukcijos turi būti atmestos, nes šriftas turi paklusti kapitalis, monumentalis ir humanistikos dėsniams. Kai 1973 metais kartu su dviem draugais organizavau parodą skirtą prieš 2 metus mirusiam Kechui pagerbti, paprašiau jo buvusių mokinių atsiųsti savo dar studijų laikų darbų. Adrianas Frutigeris iš Paryžiaus man atsiuntė dėžutę su pavieniam raidėm, panašiai suklijuotomis kaip pašto ženklai. Tai buvo neserifinis 3 storių raštas. Aš jam padėkojau telefonu ir pasakiau, kad tos raidės man labai primena Univers šriftą. Frutigeris man patvirtino, kad tai tikrai buvo pradinė jo Univers šrifto versija. Jis labai ilgai nerodė šito puslapio, tik 10-ame dešimtmetyje pasirodė leidinys su štai šituo šriftu, o 1950-ųjų lapkritis, štai čia apačioje nurodytas, jis neteisingas. Jis čia datą užrašė tik prieš 4 metus. Čia yra turėtų būti 1951 metai, bet tai netaip jau ir svarbu. Taigi 1953 Frutigeris pradėjo kurti šį šriftą ir pirmus eskizus nusiuntė Emiliui Ruderiui į Bazelį, kuris sekė iki pat galo visą tą kūrimo procesą, kai buvusiam mokiniui Kecho idėjos jam buvo žinomas. Ruderis tada jau buvo žinomas mokytojas, tipografas, teorikas, tad įtakinga asmenybė ir jis susitapatino su Univers šriftu ir 1957-aisiais publikavo straipsnį apie Univers, o kartu su Rudolf Hochstädtleriu jis parengė šveicariškos tipografikos žurnalo straipsnį apie Univers 1961 metais. Ir nuo tada iki Hochstädtlerio mirties 1981 metais buvo spausdinama Univers, kaip ir 1967 pasirodžiusi Emilio Ruderio knyga Tipografika. Leidinyje Helvetica Forever išreiškiamas pasipiktinimas, kad Ruderis, Büchleris ir kiti Bazelio tipografai kritiškai vertino Neujas Grotesk šriftą. Ji praktiškai atmetė. Antra vertus, Haas liejyklos darbuotojus džiugino, kad Neuburgas ir Mülleris Brockmanas iš Ciuricho susižavėjo tuo šriftu, bet tik tiek, kad bazeliečiams, o Hoffmanai, dirbę Haas liejykloje, buvo tikri bazeliečiai. Jiems ši situacija turėjo būti kaip karti piliulė. Dėl to, kad Neujas Grotesk šriftas sulaukė pripažinimo Ciuriche, o Bazelyje ne. Jūs matote, kad aš pabrėžiu tą priešiškumą tarp Bazelio ir Ciuricho. Ir iš tikrųjų, nuo 1958 metų jaunų šveicarų grafikų tarpe buvo pasiskirstimas į
Univers ir Helvetikos stovyklą. Šveicariška tipografija tapo istoriniu etapu. Ir daugelis klausimų, apie kuriuos anais laikais buvo taip daug diskutuojama, dabar tik kelia šypseną, kad tie, kurie drįso eiti naujais keliais, buvo apibūdinti kaip modernizmo išdavikais, dabar atrodo juokinga ir netgi yra truputį dėl to gėda. Mes buvome mokomi, kad iš pradžių buvo romanika, paskui gotika, o tada renesanso laikotarpis. Bet tai nėra visiškai teisinga. Dažnai pasitaikydavo, kad buvo statomos romaninės bažnyčios ir tuo pat metu gotikinės katedros. Taigi stiliai, jie susikerta. Panašiai yra ir su tipografika. Ta savoka šveicariška tipografika yra, jeigu ją vertiname pažodžiui, klaidinga, nes ši savoka taikoma tik vokiškai kalbančiai Šveicarijos daliai. Šveicarijoje kalbama 4 kalbomis, kaip žinote. Taigi šita tipografika praktiškai buvo vystoma tik vokiškai kalbančioje Šveicarijos dalyje. Ir ją kūrė tik nedidelis tipografų skaičius, iš kurių keletą jau paminėjau. Taigi šis judėjimas prasidėjo 4., 5., 6., 7. dešimtmečiuose ir tęsiasi daug ilgiau, bet tuo pat metu buvo ir tokių tipografų, kurių negalima priskirti vienam ar kitam stiliui ir kurie sukūrė puikių darbų ir kurių nereikėtų pamiršti. Todėl, mėly kolegos, pasakysiu, kad kovojant su tuo yra tik viena priemonė. Reikia vadovautis Kanto pasakytais žodžiais prieš 200 metų. Sapere aude. Išdrįsk galvoti, išdrįsk vadovautis savo galvą. Arba kitaip tariant, turėk drąsos pats susidaryti savo nuomonę. Dėkoju. Nors prelegentas sako šalin dogmas, bet vis tiek remiasi ir Čicholdu, ir Ruderiu, ir kitais klasikais. Kaip prelegentas vertintų 21 amžiui, sakykime, Čicholdo priimtus postulatus, teorinius postulatus? Ar jie aktualūs mums dar? Ja und nein. Taip ir ne. Es ist ja interessant, dass heute praktisch jedes Jahr Labai įdomu, kad praktiškai net šiais laikais, kiekvienais metais, ar Tokijoje, ar Londone, ar Frankfurte pasirodo leidinys apie Čicholdą. Mes, jauni žmonės, anais laikais vertinome Čicholdą kaip išdaviką. Mes jį niekinome ir niekada nebūtume pagalvoję. Mes manėme, kad jo darbai nebus publikuojami, o publikuojami Čicholdo darbai. Aišku, yra išimčių, aš vis tik nesu tikras, ar tai tiesa, bet aš manau, kad tai, ką Čicholdas, dėl ko Čicholdas yra nepavaldus laikui, yra tai, kas slepiasi už jo formos. Jeigu skaitote ginčius tarp Bilo ir Čicholdo, tai pamatysite, kad Čicholdui svarbiausia turinys, o Bilui svarbiausia negalima dirbti su centrinė ašimi ir taškas. Ir tas rėmimasis turiniu ir yra būtent tai, dėl ko Čicholdas vertinamas.
Už Čicholdo slepiasi švietimas. Jeigu tipografika per daug atitolsta nuo protingų sprendimų, pavyzdžiui, šiandien Šveicarijoje, Vokietijoje, Olandijoje situaciją aš vertinu kaip manieringumą. Forma yra tiek sureikšminama, kad išnyksta turinys. Žinoma, forma yra kažkiek svarbi, bet jeigu ji per daug pervertinama, tai yra blogai. Jeigu aš turiu 10 minučių vartyti knygą, kad rasčiau turinį, tai jau blogai, bet jeigu man dizaineris sako, bet juk tai kūrybingas darbas, na aišku, tai jau labai puikia kūryba, bet nieko nesuprantu. Taigi, per daug kūrybiškumo man nereikia. Aišku, po 10 metų gal viskas bus kitaip. Bet dabar Šveicarijoje yra knygų, kurios buvo apdovanotos prieš 10-20 metų. Jeigu jas pažiūrėsite, tai nežinau, Čicholdas tada buvo tikrai labai modernus. Tiek daug dalykų paseno. Vieną kartą Šveicarijoje buvau žiūri narys. 90-metyje. Ir ten buvo knyga, kabutėse, tai buvo dėžutė su 3 stalčiukais. Tuose stalčiukuose buvo pavieniai lapai. Tai buvo pateikta knygų konkursui. Aš pasakiau, tas darbas, juk tai ne knyga, juk tai tikrai negalima vadinti knyga. Tad mane išjuokė. Aš tada buvau vyriausias komisijos narys, sakė, kad šis ponas jau nebesupranta šių laikų. 60 Jahren Buchgestaltung, die schönsten Bücher wieder, gražiausios knygos, kai jas reikėjo išrinkti ir kai buvo ta dėžutė, aš vėl buvau pats seniausias. Bet tada jau per tą konkursą ir kiti pasakė, kad ir ta dėžutė su stalčiukais nenormalus dalykas. Taigi grįšiu prie klausimo. Už Čicholdo slepiasi tai, kas išliks. Dar daug laiko, tvirtai tikiu.